Mykolas Riomeris buvo absoliučiai unikalus Lietuvos teisininkas. Kodėl jis buvo unikalus? Nes jis pirmas Lietuvoje rašė apie, pavyzdžiui, kas yra teisėjas su išankstiniu nusistatymu. Arba kas yra teismas su išankstiniu nusistatymu. Jis sakydavo, kad tai ne teismas ir ne teisėjas, o teismo ir teisėjo karikatūra. Jisai tas žmogus, kuris pirmas rašė ir mąstė apie mirties bausmę. Pirmas žmogus, kuris rašė ir mąstė apie teisinę valstybę, apie teisinės valstybės principus, apie valdžių padalymą. Tuo metu gal atrodytų ir keista, bet tarpukario Lietuvoje politikai nesuprato valdžių padalymą. Ir ne tai, kad nenorėjo suprasti, o nuoširdžiai nesuprato, kaip gali būti valdžia padalinta. Riomeris tas teisininkas, kuris pirmas prabilo apie administracinio teismo poreikį. Tai yra apie tokio teismo poreikį, kuris kontroliuotų valstybės institucijų veiklą. Tai yra tos veiklos teisėtumą. Čiagi valdžių padalymas. Niekas apie 36-39 metus jau pritarė lyg ir tai minčiai, bet buvo per vėlu. 40-ieji okupacija ir administracinio teismo įstatymo idėja sužlugo. Jis tas, kuris pirmas kalbėjo ir apie konstitucinio teismo poreikį, bet rezervuotai. Jis nebuvo tikras, kad jo reikia. Bet iš esmės jis tas, kuris inicijavo įsteigti Lietuvoje statutinį teismą. O statutinis teismas tai buvo specifinis teismas skirtas tik Klaipėdos kraštui. Bet iš esmės tas statutinis teismas turėjo atlikti konstitucinio ir administracinio teismo funkcijas. Tokių teismų tuo metu pasaulyje buvo vienas kitas. Kriaunų bažnytėlė yra tipiškai kaimiška lietuviška. Aplink kapinėse gražūs kryžiais. Viduje vienoda valstiečių minė, be kepurių, pretenzingų inteligentų ar pusiau inteligentų apdarų. Amžinos giesmės, nemodernizuotas, viskas archaiška ir kupina senovės tradicijų. Kriaunų parapija įsprausta į Pakenės dumblą ir Sartų ežero salas bei pusiasalius. Išlaikė savo senąjį charakterį, į kurį vargiai prasiskverbė niveliuojančio modernizmo įtakos. Etnografinė Lietuva tikrai labai buvo žinoma ir vertinama pačių lietuvių ir jie ten dažnai lankydavosi. Aš vis ieškodavau tų ribų etnografinės Lietuvos. Ir štai žinomo dailininko Antano Žmuidzinavičiaus šeima irgi ieškojo etnografinės Lietuvos ribų, etnografinės Lietuvos ženklų, pėdsakų ir užklydo į netoli Dusetų. Jie planavo vykti į Dusetas, na ir Riomeris sako, vykit per Kriaunas. Ir iš tikrųjų visą dieną jie praleido Kriaunuose, Riomeris aprodė bažnyčią Kriaunų, aprodė kapus, aprodė kryžius. Ir tai vyko 1911 metais. Riomeris net yra parašęs, stebėdamas tos Kriaunų bažnyčios kryžius, kad kryžiai yra tarsi Lietuvos istorijos dokumentai. Tarsi atskleistų Lietuvos genčių istoriją ir kultūrą. Įdomus dar dalykas tas, kadgi Riomeris priklausė Lietuvos dailininkų draugijai, kaip ir Žmuidzinavičius. Ir būtent ši draugija ir išleido 1912 metais albumą Lietuvos kryžiai. Papasakosiu įvykius susijusius su vyskupo apsilankymu. Išvažiuodami iš Pakenės, patraukime per Kriaunos upės tiltą visai prie dvaro. Ten sutikome maždaug 20-30 raitelių būrį. Parapiečiai vyko pasitikti vyskupo prie parapijos ribos. Tad visai netoli Rukelių, iš kur vyskupą turėjo lydėti Rokiškio palyda. Kauno palydai vadovavo Lietuvos kariuomenės leitenantas, kilęs iš šių kraštų, ir jo pavaduotojas, vietos milicininkas. Visi raiteliai buvo pasipuošę juodais mundurais, su plačia raudona juosta geltonais kraštais, juosiančia pečius. Visi turėjo vienodas kepures. Jų žirgai buvo gražūs, judėjo poromis. Raitelių būrys atrodė labai efektyviai. Kriaunų dvare
kaip ir visose prie kelių įsikūrusiuose gyvenvietėse, stovėjo triumfo vartai, papuošti ką tik nukirstais žalumynais juosiančiais stulpus ir girliandomis pakabintomis tarp stulpų, o vartų viršūnę puošė vytis. Vytis ir visi vartų kraštai buvo papuošti tautinėmis vėliavomis. Tie vyskupų apsilankymai, tai buvo reti, iš tikrųjų jie būdavo tokiom progom, tos progos nebuvo kasmetinės, tai buvo surenkami, kaip sakyti, reiškia, pulkas žmonių arba jaunų, čia vaikų, reiškia, paauglių, kurie iš tikrųjų turėtų ateiti jau į tą tikrą katalikišką gyvenimą. Tai viskas lyg tai turėtų vykti kaip iš tikrųjų anksčiau vyko, bet pasirodo, kad nebe taip. O kas? Jeigu anksčiau, tai pirmiausiai vyskupas atvažiuoja ir vyskupo, kaip sakyti, reiškia, artimiausia čia eilėse ir bažnyčioje, ir šventoriai, ir ta prasme šventoriai tai statomi tie, kurie yra iš dvarininkų aplinkos. Tai reiškia, o tie, kurie jau iš mužikų, chlopų arba kumiečių arba valstiečių, jie jau yra antram plane. Ir šitas momentas labai įdomus, jisai, galima sakyti, atspindi tokį revoliucinį bažnyčios pasikeitimą. Vėliau, kai artėjo vyskupo atvykimo laikas, iš miestelio nuvažiavome prie bažnyčios. Pakeliui prie bažnyčios aikštė buvo pastatyti didžiuliai vartai vyskupo garbei, papuošti žalumynais ir vėliavėlėmis. Prie vartų stovėjo stalas su duona ir druska. Šalia žmonių minia, parapijiečiai ir klebonas, pasipuošę šventiniais rūbais. Aplink kleboną tvarkingai sustojo klapčiukai su kamžomis. Jie laikė baldakimą, kryžių, vėliavas ir bažnytinės emblemas, kaip ir paprastai per bažnytinės iškilmes. Klapčiukų pareigos tiksliai paskirstytos. Karevičius norom ar nenorom, bet jis paprasčiausiai čia galbūt buvo žmonių, kurie, kaip tas apeigas, jeigu taip galima pasakyti, reiškia, sakramentų suteikimų, reiškia, ta tvarka yra parapijos komitetui būna kaip taisyklė pavesta, bet Karevičius buvo žinomas kaip žmogus, kuris vienaip ar kitaip neatsisakęs to, kad bažnyčioje ta lenkų kalba, kad bažnyčios, reiškia, ilga istorija susijusi su tuo senuoju elitu, su bajorais, su dvarininkais ir kad tie dalykai visiškai jam neatrodo, kad čia kažkas buvo blogai, bet kad laikai kiti. Ta aplinka, parapija, ne tik parapija, bet ir tų kaimų bendruomenės jau Riomerio tam aprašyme matosi, kad yra sąmoninga. Kadangi Kriaunuose vyskupas paskutinį kartą lankėsi prieš 16 metų, tad iki šiol sutvirtinimo sakramento Birmavonės nepriėmęs jaunimo būrys skubėjo pasinaudoti vyskupo vizitu. Birmavoniai rengėsi ne tik vaikai ir ūgtelėjęs jaunimas, bet ir jaunuoliai, dygstančiais ūsais, bei 20 metų moterys. Dvarininkai nemėgsta vyskupo Karevičiaus. Jį laiko lietuvių šovinistu, kuris itin nemėgsta lenkų ir dvarininkų. Jisai jaučia ir iš tų, kaip sakyti, žmonių, kurie, reiškia, atėję čia, atsivedę savo vaikus, paauglius tuos, jie jau mato, kad tie žmonės laimingi, kad tie žmonės laimingi ne vien dėl to, kad jau ateina tas jų jaunimas, vaikai į tą pasaulį suaugusių ir su, kaip sakyti, su vyskupo pagalba, bet svarbiausia, kad tie žmonės pajunta, kad jiems yra parodyta toks dėmesys. Tai pirmiausia, analizuodamis atkreipia dėmesį, kad Karevičius tai yra nepaprastas vyskupas. Kad tas vyskupas, kuris, reiškia, iš tikrųjų savo, reiškia, tą kaip, ne kaip kunigo pareigą vykdės, kaip bažnyčios, reiškia, tarno pareigą vykdės, bet ir kaip visuomenės tarno pareigą vykdės su šituo idėja lietuviška. Lietuviška idėja, kuri suvedama su lietuviškumu ne su valstybė, ne su istorija, praeitim, bet su kalba. Vyskupo atvykimas be moralinės naudos visai apylinkiai suteikia bent vieną materialinę naudą – tai kelių taisymas. Ypač mūsų apylinkėje vyskupo atvykimo proga buvo puikiai sutvarkytas kelias iš Pakenės į Lašus. Pastarosiomis dienomis šimtai vežimų, šimtai darbininkų tvarkė kelią, vežiojo ir pylė žvyrą, tvirtino pelkingas vietas, statė ir taisė tiltus. Sutvirtinimo sakramento ta šventė čia Kriaunuose
tai buvo galimybė Riomeriui pasižiūrėti, kas čia dabar atsitinka su tuo mūsų gyvenimu, kur mes buvom. Ir jisai iš to, ką jisai rašo, nesijaučia, kad jisai ties to išgyventų, kad kažko netenka. Ne, bet jisai, kita vertus, jisai pateisina netgi ir tą tėvo, ir čia Weizenhofų ir kitų dvarininkų tą gėlą, jis supranta juos. Ir jis supranta, kad negalės jiems išaiškinti. Kito kelio nėra, jeigu jie patys nesupras, neišgyvens, kad reikia tuos dalykus priimti tokiais. O žinot, reiškia, dvarininkas, reiškia, natūraliai per tradiciją buvo įpratę žiūrėti tą, reiškia, valstietį, tą, kuris dirba jo laukuose, arba kumetys, kuris dirba jo dvare, į tą kaip socialinį vaiką. Apskritai lietuvių kariuomenės ir žvalgybos tarnybos represijos įtariamųjų ryšiais su bolševikais atžvilgiu tapo kasdienybė. Pakriaunyje, Rageliuose buvo sušaudytas visas būrys valstiečių ir vietos veikėjų, prisidėjusių prie bolševikų judėjimo. Išskyrus sušaudymus pagal teismo nuosprendį, pasitaiko ir savavališkų žmonių sušaudymų. Paskui pasiteisinama, atseit sušaudyti asmenys rengėsi bėgti iš suėmimo vietos. Beje, šitai praėjusią savaitę Pakriaunyje buvo sušaudytas mūsų kraštuose žinomas dar iš 1905 metų Jurgis Malstys, kilęs iš Kamajų. Vadovaujantis teismo nuosprendžiu buvo sušaudyta daug žmonių, nepabėgusių su bolševikais. Kauno civilinė valdžia dabar paskelbė ypatingąjį tyrimą dėl įgaliojimo viršijimo ir baltojo teroro. Mūsų kraštuose vieši speciali tyrimo komisija, kuriai vadovauja ministras Šernas. Nepaprastai daug žmonių suimama, ypač dvaro samdinių. Pirmą kartą jis išgirdo apie tai, kad čia kažkas dedasi, dalykai, kurie vienaip ar kitaip gali būti atspindžiai to, kas vyksta Rusijoje, bolševikų. Tai pirmiausia, reiškia, 20 metų Liepą jis išvažiavęs jau sužino iš laiškų tikriausiai, bet dienoraštyje jisai tą žinią perteikė, nenurodamas iš kur, apie tai, kad yra nužudytas jo geras pažįstamas Smolskis, Jurgis Smolskis. Smolskis tai yra tas žmogus, kuris, jokim žiūrint, tai yra daugiausiai dėl Lietuvos gyvenęs. Ir čia prisimena 95 metus, tą Respubliką, tą jo visą nusistatymą. Bet kita vertus buvo ir kiti dalykai, kurie susiję su paprastai žmonėmis. Tai reiškia žmonėmis tie, kurie galvoja apie tai, kad Lietuva bus kitokia ir gali būti ir pagal tokį projektą kaip pats Smolskis, kad bus ta vadinama socialistinis teisingumas arba socialinio teisingumo ta idėja realizuota labiau negu kad, reiškia, atrodė kai kuriems ir pačiam Riomeriui, kad neįmanoma peršokti, kaip sakyti, per griovį, kuris iš tikrųjų dar neiškastas. 9-18 amžiaus dešimtmetį Kriaunų savininkas buvo mano prosenelio tėvas Stepanas Dominykas Riomeris, Trakų pakameris, vedęs Pacaitę. Kartu su žmona Rachelė atliko savo turto padalijimą, kurio sūnui Edvardui paskyrė Antanašę ir Kriaunas. Turėjau Bagdoniškėje svečią, kaimyną Lisandrą iš Kriaunų. Jau 14 metų Lisandras gyvena Kriaunuose. Lisandras vokietis. Ilgą laiką apylinkės dvarininkai, kaimynai, pas mus gyvena lenkai, laiko jį svetimu. Būdas, kokiu Kriaunų dvaras atiteko Lisandro šeimai, pavertė jį įsibrovėliu. Apsunkino jo santykius su vietos dvarininkų aplinka. Kriaunų dvaras buvo vienas seniausių dvarų priklausiusių Riomeriams. Po Mykolo Riomerio prosenelio Kriaunas su Antanaše paveldėjo vyriausias sūnus Edvardas Riomeris. 1863 metais dėdė Alfredas Riomeris dalyvavo sukilime, buvo sukilimo vietos civilinės organizacijos narys. Buvo kalinamas kazematuose Daugpilyje ir nors buvo paleistas, nes nepajėgė jam įrodyti kaltės, vis dėlto atsidūrė dvarininkų sąraše, kuriems Muravjovas nurodė terminą priverstinai savo dvarus parduoti, priešingu atveju jie būtų buvę konfiskuoti. Alfredui Riomeriui išėjus iš kalėjimo, Kriaunų pardavimo terminas jau buvo pasibaigęs. Reikėjo skubėti.
Atsirado Kriaunų pirklys vokietis Valteris iš Kuliandijos Kuršo. Kadangi galimų pirkėjų skaičius buvo labai ribotas, nes Lenkų kilmės asmenims, kuriais buvo laikomi visi katalikai, taigi ir Lenkai, ir lietuviai, buvo uždrausta Lietuvoje pirkti žemės valdas. Dėl to vieninteliai, kurie galėjo pirkti, buvo rusai arba vokiečiai, kas krašte mažino pirkėjų konkurenciją iki minimumo. O kadangi terminas buvo likęs parduoti labai trumpas, todėl suprantama, tokiomis sąlygomis priverstinis pardavėjas buvo suvaržytas ir niekaip negalėjo dėrėtis dėl tikrosios dvaro vertės. Valteris pasinaudojo padėtimi ir nupirko Kriaunas už tik šuns vertus pinigus. Po bevaikio Valterio mirties Kriaunas paveldėjo jo sesuo, ištekėjusi už Lisandro, dabartinio Kriaunų dvarininko. Lisandro motina dar gyva ir iki šiol formali dvaro savininkė. Kai prieš 14 metų jaunas Lisandras apsigyveno Kriaunuose, buvo apsilankęs pas papą Bagdoniškyje. Papa priėmė jį nemandagiai, negalėdamas atleisti skriaudos, kurią jo dėdė Valteris padarė riomeriams, pusvilčiai nupirkdamas giminės dvarą, pasinaudodamas Alfredo padėtimi, kurią sudarė Muravjovo represijos. Papa laikė Lisandrą Kriaunų uzurpatoriumi, buvo pasipiktinęs jo apsilankymo ir nepamalonino savo atsakomuoju vizitu. Toji dėmė apsunkino jo santykius su kaimynais Lenkų dvarininkais. Bet ilgainiui apsiprato su Lisandru, įsitikino, kad tas žmogus tvarkingas. Imta kalbėti, kad negalima jam primesti dėdės kaltės ir atleista jam už tai, kokiu būdu Kriaunas įsigijo Valteris. Pats papa jį pamėgo ir pagaliau palaikė su juo kaimininius santykius. Lisandrui buvo leidžiama bendrauti su apylinkių dvarininkais. Lisandras yra vokietis iš Kurliandijos, lenkiškai nekalba. Gali susikalbėti nebent vokiškai arba laužyta rusų kalba. Supranta lietuviškai ir latviškai. Vakar kalbėjausi su Kriaunų viršaičiu. Tai kažkoks Baranauskas, ūkininkas iš Keležerių kaimo. Dvarininkai ir klebono aplinka jį laiko bolševiku, bet jis atrodo yra socialdemokratų įtakoje. Vakar Kriaunuose ir Kriaunų valsčiuje Rokiškio žvalgyba kartu su iškviestu kariuomenės daliniu areštavo nemažai vietos komunistų. Rokiškio apskritis garsėja komunistinėmis pažiūromis ir giliai įsišaknijusių komunistų ilgesių, bet ne dėl pačios ideologijos, o dažniausiai dėl turėtos galimybės grobti svetimą turtą, atsiduoti plėšikiškiems instinktams, kurie paprastai prabunda svarbiais istoriniais momentais. Kriaunų valsčius yra vienas iš tų, kuriuose komunistinė propaganda įsišaknijo stipriai. Tarp kitų areštuotojų buvo ir mūsų viršaitis Baranauskas. Prieš 2 savaitės Kriaunų valsčiuje prasidėjo areštai ir kratos. Jie nesibaigė iki šioliai. Žmonės areštuoti Kriaunuose ir aplinkiniuose kaimuose. Šie areštai žmonės gąsdino. Niekas nenustebo, kai suėmė Baranauską, nes visi kalbėjo, kad jis agituoja už komunizmą, kad jo name vyksta kažkokie naktiniai susirinkimai ir slaptos revoliucionierių derybos. Kasdien sužinodavome vis daugiau detalių apie tuos areštus. Užvakar Rokiškyje iš Petrulio sužinojau, areštavus daug žmonių, paaiškėjo, kad buvo organizuotas didžiulis sąmokslas, kurio pėdsakus aptiko žvalgyba. Veikė komunistinė organizacija, o jai vadovavo revoliucinis komitetas. Šio komiteto pirmininkas buvo Baranauskas. Komitetas turėjo sekretorių, kasininką ir net ginklininką. Turėjo ginklų ir net sprogstamųjų medžiagų sandėlį. Komitetui vadovavo viršaitis, todėl ir pati organizacija turėjo įtakos ir autoriteto, galėjo naudotis valdžios veikimo metodais. Kriaunų valsčius virto bolševiko agentų, kurie atvykdavo net iš Rusijos susirinkimo vieta.
gauna tokį labai nepatogią situaciją kaip teisėjas. Jis gauna bylą. Gauna bylą, kur yra 12 šitų apylinkių, reiškia, žmonių teisiami už dalyvavimą tuose komunistų, reiškia, organizuotose čia veiksmuose. Pagal tą raidę, kas yra priešas tai valstybė, kuri kuriama, jie yra priešai. Tai va šitie dalykai man labai įstrigo ir man atrodo, kad ir atspindys to krašto, tos situacijos, kad tam krašte iš tikrųjų ta socialinio teisingumo idėja jį buvo labai gyva, jį buvo apėmusi ir pats Riomeris nebuvo svetimas. Mes žinom, kad jisai buvo prielankus socialistiniai idėjai. Šiandien tribunolo buvo nagrinėjama didžiulė ir gerai man žinoma Kriaunų komunistų, vadovaujamo buvusio Kriaunų Valsčiaus viršaičio Izidoriaus Baranausko byla. Kriaunų organizacija te buvo didžiosios bolševikų sąjungos, veikiančios Lietuvos ir vadovaujamos komunistų partijos iš Rusijos centrų rajoninė formuotė. Į tokias organizacijas būrėsi žmonės ne tik iš idėjos, bet ir dėl grobio. Tad nenuostabu, kiek daug niekšų sukaupė ir minėtoji bolševikų organizacija. Trečioji sąjunga buvo Mataučiznoje. Visa Kriaunų organizacija veikė nuo 1920 metų iki 1921 metų birželio. Karo teismas nuteisė Baranauską 15 metų sunkaus kalėjimo. Kiti buvo nuteisti nuo 4 iki 6 metų kalėjimo. Keli buvo išteisinti, keli nuteisti po 2 metus kalėti. Kriaunų komunistų bylą labai kruopščiai išanalizavau. Norėjau palengvinti nelaimingųjų kaltinamųjų dalią. Baranauskui pakeitėme 15 metų sunkiųjų darbų kalėjimo į 6 metus, o 4, tarp jų ir Nemeikščiui, sušvelninome bausmę iki 2 metų kalėjimo, paskaičiavę, kad tuos 2 metus jie jau iškalėjo. Tiesiog išleidome juos. Šita byla tai buvo ir yra mums tokių, kaip sakyti, įrodymų, kad mes turim tą labai įvairiaspalvę istoriją ir dažnai nesuprasim tos mūsų visuomenės to meto, kaip jie ieškojo savęs, reiškia, situacijos. Ir kad toj visuomenėje nebuvo, reiškia, visi pagal vieną kirpimą už tai, kad Lietuva tokia, kokia, reiškia, iš tikrųjų atsitiko iki 26 metų arba po 26 metų, iki Antro pasaulinio. Ar kad Lietuva buvo ir kitokia matoma ieškojimų aplinkoje ir svarbiausia, tie ieškojimai, kuriuos darė žmonės, reiškia, tie, kurie jautėsi atsakingi pagal partiją, pagal pareigas, kaip pats Riomeris, bet kita vertus buvo įsivaizduojama ir suprantama, kad ne mes čia viską lemsim. Lems tie žmonės, kurie sudaro tą visuomenės pagrindą daugumą. O tie žmonės buvo įvairūs. Ir jie šitam krašte buvo daugiau orientuoti į tą vadinamą socialinį teisingumą, kadangi čia tie dvarai dideli ir pats galiausiai Riomerių čia dvarų buvo išplitimas. Bet jie buvo, ta idėja socialinio teisingumo, ta idėja jiems buvo labai tokia pagauji, Riomerio dienoraščiuose yra atspindėta, kita vertus yra daug minčių pasakyta, kad ar jie galėjo būti kitokie. Ne. Reikėjo išgyventi, reikėjo surasti ir tos žmonės reikėjo įtikinti. Ir dabar dėl to Riomerio aprašytos tos bylos mes matom, kad netgi jis kiek galėjo pagal tą teisinę tą bazę, tai iš tikrųjų ten minimum buvo nuteisti, ten ne vienodai, bet tas jo krikštasonis, ne dėl to, kad krikštasonis, bet dėl to, kad vienaip ar kitaip tas žmogus buvo matomas kaip žmogus nesubrendęs, dar nesuvokiantis, ką jisai daro. Kita vertus, už jo nugaros stovi mama, kuri verkia ir mato, kad ta mama, kaip čia charakterizuojama dienoraštyje, yra labai sąžininga moteris, labai teisinga moteris. Ir staiga jai nelaimė. Kaip tą nelaimę išspręsti? Nelaimę išspręsti reikia teisingai, kiek įmanoma, tam, kad nesijaustų žmogus nuskriaustas tiek, kad jisai nepriimtų tos valstybės. O valstybė tai ir teismas. Daugelį laiko jis vis dėlto praleisdavo ten bendraudamas su aristokratais, tais, dvarininkais, kurie buvo. Bet vis dėlto jisai be galo tikėjo tą atgimstančią Lietuvą. Ir tą, kaip jisai vadina, valstiečių liaudimi, kuri tauta atėjo iškovojo nepriklausomybę. Ir aš tada, karts nuo karto pagalvodavau, koks vis dėlto, kaip jisai suvokė tą atgimstančią lietuvių
liaudį, kaip jisai sakė, nes iš esmės tie jo pažįstami giminės dvarininkai labai neigiamai žiūrėjo, sakykime, į valstietiją ir atgimstančią Lietuvą. O jis be galo tiesiog žavėjosi, kaip jisai rašo, lietuviškai, sakykime, tomis lietuvių juostomis moteris kuravo. Kaip jisai jas gyrė, kaip jis gyrė spalvų derinti, tonus ir taip toliau. Bet ne tik tą jų, sakykime, kultūrą. Jisai be galo žavėjosi pačių lietuvių tipų. Jisai yra savo dienoraštį, rašo, kad tas lietuvis atrodo toks švelnus, ramus, nepuola ten į gaisrą, atrodo netgi nuolankus, bet viduje giliai jis yra toks susispyręs ir toks tvirtas. Savo dienoraštį jis taip gražiai aprašo įvairius stebėtus žmonės Olandijoje, Vokietijoje ir Lietuvoje. Vadinasi, galima jo, sakykime, vienaip ar kitaip patikėti, kaip jisai padarė tą savo tokią nors labai subjektyvę lietuvių tipo analizę. Ir aš galvoju, sakykime, šiandieną čia gyvendamas jau beveik 20 metų, aš galiu irgi tą progą stebėti jo tų kaimynų, palikuonis, kurie čia gyvena dabar, kurių tėvai seneliai bendravo su Riomeriu, nes Riomeris, kai atvažiuodavo, tai pas jį ateidavo valstiečiai tartis dėl įvairių tokių teisinių klausimų, nes jis buvo advokatas. Ir jis jiems mielai padėdavo. Aš Riomerio dienoraščius perskaičiau. Visus perskaičiau dienoraščius 2 kartus. Ir man visko apvertė mano, kaip čia pasakyti, protą, išmintį, pakeitė visai į kitą pusę. Nu ir aš dabar jį prižiūriu, tvarkau, viską stengiuosi kuo daugiau, kad grožis išliktų jo gimtinėje, šito Riomerio Bagdoniškio krašte, tegu išlieka jo Bagdoniškio krašto visiems žmonėms, kad čia buvo toks žymus žmogus, žymus mokslininkas, žymus profesorius, teisininkas. Nu ir aš ką čia, kiek galiu dasidedu prie šitų pastatų, kiek galiu, stengiuosi, noriu labai sutvarkyti stogą, labai negražiai atrodo. Toliau noriu, kol aš dar man akis matys, noriu šį kraštą, Bagdoniškio kraštą, kad jis man išliktų. Noriu, kad išliktų šis Bagdoniškio kraštas ir jo gimtinė. Kaimynai yra ūkininkai ir aš karts nuo karto einu pas juos, prašau pagalbos, jeigu reikia ką nors padaryti. Ir iš tiesų labai įdomu tiesiog palyginti, ką matė ir kaip gražiai jos apibūdino jų protėvius, apibūdino Riomeris ir kaip jie atrodo šiandieną. Jo labiau, kad žiūrint to socialinių kontekstų, politinių kontekstų, yra tam tikrų paralelių. Žiūrėkit, 18 metais, kai kūrėsi Lietuvos valstybė, buvo praėję maždaug 57 metai jau po baudžiavos. Vadinasi, jie buvo išėję iš baudžiavos, turėjo asmeninę laisvę ir galėjo šiek tiek laisviau, sakykime, gyventi. Kai mes 90 metais jau laisvinomės ir savo valstybę atkūrinėjome, buvo praėję 50 metų sovietinės tos okupacijos. Jeigu žiūrėtume į tą kolchozinę tvarką, tai iš tiesų jinai yra moderni tam tikra baudžiava. Modernios, sakykime, visuomenė, žemė ūkio tokia savotiška labai specifinė baudžiava, nes žmonės iš esmės ten neturėjo labai didelę, sakykime, teisės kaip nors valdyti tą kolūkį, rinkti patys tos savo vadovus, taip toliau. Iš esmės, kolūkinė arba ta kolchozinė sistema buvo stipriai reguliuojama iš viršaus. Žmonės, turėjo tą asmeninę laisvę, bet iš tiesų buvo labai priklausomi nuo egzistuojančios tos tvarkos. Iš esmės, kolchozas tai yra gamykla, žemės ūkio produktų gamykla. Ir
lyginant, sakykime, tą laikotarpį, kai po 50 metų jau baudžiavos panaikinimo matė Riomeris tos žmonės, kurie jau buvo vienaip ar kitaip išsilaisvinę ir plius atgavę tą nepriklausomybę, laisvą valstybę. Tai jis žvelgia ypač jaunąją tą kartą ir jam atrodė, kad jinai yra pilna tokio optimizmo, skirtingai nuo senos kartos. Senąją kartą, tos 18 metų, Riomeris vertina labai skeptiškai, nes jie buvo labai taip dar netikri dėl valstybės ateities, bet to ta buvusi dvarininkų patriarchinė, ta globa tokia valstietijos, labai stipriai dar jautėsi senoj kartoj. O jauni, kurie jau matė tą atgimstančią Lietuvą, jie buvo pakankamai optimistiški. Tai dabar žvelgiant, sakykime, į dabartinę mūsų valstietiją, aišku, kad jinai yra, arba tos, sakykime, dabartinius mūsų kaimo žmonės, aišku, kad tie 35 metai, kurie yra praėję nuo kolchozinės tvarkos, dar yra pakankamai trumpas laikotarpis, kad jie prasiskleistų, kad atsiskleistų jų, sakykime, tą laisvo valstiečio dvasia. Man rodos, pakankamai yra dar nuo tų sovietinių laikų jaučiasi tas užguitumas, tas priklausomumas nuo valdžios, tas kišininkavimas, tų žmonių, tas toksai, žinot, vienoks ar kitoks priklausimas nuo aukštesnės valdžios. Šią prasme, žvelgiant į taip, kaip rašo Riomeris apie to laikotarpio valstiečius, ten matosi daugiau šviesumo. Aišku, čia reikėtų turėti tą skirtumą. 18 metais Lietuva iš esmės buvo valstietiška. Ten visas potencialas, apie kurį kalba šitas Riomeris, jis dar Lietuvoje buvo. Buvo valstietiškoj visuomeniai, kuris paskui išėjo miestus. Mūsų, sakykime, šiandieninė valstietija iš esmės yra nustekenta per tą sovietinį laikotarpį ir dabar ji yra, toks, sakykime, dabartinės visuomenės, toks savotiškas tik priedėlis, kuris, neskaitant tų ūkininkų, kurie dabar stambėja. O tuomet valstietija buvo tas potencialas, apie kurį Riomeris šneka, kuris paskui išėjo į tą miestą, į tos profesionalus ir tapo mūsų tos būsimos nuo 18 metų tautos, tas tikrasis branduolys. Šiandien, sakykime, valstiečiai arba kaimo tie žmonės, greičiau reikalauja tam tikros pagalbos, negu kad, sakykime, turi tą potencialą. Tas potencialas jau išėjęs per tą sovietinį laikotarpį. Trys kare, trys
išprotėti.